Sveiki visi. Su jumis sveikinuosi vėl aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandien mūsų jau virš 2000 subscriberių. Todėl tą progą noriu truputėlį papasakot jums plačiau apie save. Na ir žinoma, video gale jūsų laukia konkursas, kuriame galite laimėti tikrai nuostabius prizus. Todėl žiūrėk šitą video iki galo. Na ir kviečiu jūs susipažinti su manim. Na tai sveiki visi. Pagalvojau, kad 2000 subscriberių proga norėčiau jums truputėlį papasakot daugiau apie šitą kanalą, kodėl jis buvo sukurtas ir koks aplamai šio kanalo tikslas. Na ir sukūriau iš tikrųjų šitą kanalą tam, tikriausiai, kad kiekvienas iš jūsų galėtų išmokti virinti. Galbūt tikriausiai kažkas jau moka, tikrai manau, kad yra mokančių net ir geriau ir daugiau informacijos žinančių žmonių už mane, tačiau vėlgi, galbūt kažkas pasikartosit, galbūt kažkas sužinosit kažkokią klaidą, kurią darote ir ją sugebėsite įsitaisyti, o kaip ir minėjau, pagrindinis tikslas tai, kad paprastas žmogus galėtų pasiimti, nusipirkti suvirimo aparatą ir su juo eiti virinti. Tai jo, iš tikrųjų pats kanalas tikriausiai gimė lygiai taip pat, kaip ir mano hobis suvirinimui. Tiesiog reikėjo susivirinti detalę, pats tuo metu to negalėjau, aplankiau kelias, jau galima taip vadinti, įstaigas, kurios užsiema suvirinimu, na ir jų atsakymai manęs netenkino. Todėl nusipirkau paprastą MMA suvirinimo aparatą, pasidariau taip pats, žiūrėdamas amerikiečių suvirimo video, ir tai buvo pirmasis žingsnis, kaip aš įžengiau į suvirinimą. Tada vėlgi jau mokytis, pasibaigiau mokslus, tuo pačiu metu pradėjau dirbti, įgijau patirties keliose darbuose ir štai aš sėdžiu mokytojo suole kaip suvirimo mokytojas Tomas. Mokytojas aš esu ir realiam gyvenime, dirbu Kauno technologijų mokymo centre, esu suvirimo praktikos ir teorijos mokytojas ir tikrai džiaugiuosi labai šito darbu, neskaitant sąlygų ir kolektyvo, tai yra ir mano hobis. Tai yra ir mano hobis, kurį dirbdamas aš tikrai mėgaujuosi. Na, o dar daugiau apie kanalą, tai šis kanalas skirtas paprastai lengvai išmokti suvirinimą. Kaip pasakytų tikriausiai amerikiečiai step by step. Paprastai atsidarot video, pasižiūrit ir kažką įsinešat savo. Žinau, galima būtų plačiau, galima būtų padaryti valandos jėgos video ir viską jame pasakyti. Bet tikrai žinau, kad tai nebus naudinga jums. Geriau padaryti 10 išsamių minučių, per kurias tikriausiai suprasit daugiau, nei kad po 30 minučių atsibos, pasimsit telefoną ir tiesiog pamiršite, apie ką aš šnekėjau. Tai taip, tai dėl to video formatai tokie ir yra, po 10-15 minučių. Vėlgi, tam, kad padaryti 10-15 minučių video, negalvokit, kad aš ateinu valandą laiko nufilmuoju ir iškart įkeliu. Tai yra, dienos, 2 darbas, kadangi irgi nors ir atrodo žinau, bet turiu pasitikrinti savo žinias, tai padarau tam tikrą researchą, tam tikrą paiešką, užsitikrinu, kad tikrai jums nepameluosiu ir tada atvažiuojam čia į mokyklą arba į kitą vietą, pafilmuojam, padarom bandymus, grįžtu namo, viską sumontuoju. Jeigu įvyksta kokia techninė klaida, kurių tikrai pasitaiko, kadangi visiškai dar pats esu naujas šitame dalyke, tenka atvažiuoti dar kartą ir tai perfilmuoti. Tai jo, tai ką matot, 10-15 minučių, tai užtrunka dieną, 2, kartais net ir 3. Tai jo, tenka padirbėti, iš tikrųjų tikrai tenka padirbėti dėl šitų video, bet visą tai atperka jūsų padėka, jūsų komentarai, kurie sako ačiū, jūsų komentarai, kurie sako kažką išmokau naują. Visa tai tikriausiai atliepia mano tikslą kažką jūs išmokyti. Tai tikrai šitas kanalas auga ir video gaminasi tik tai dėl jūsų pačių, kurie spaudžiate laiką,
parašo tą komentarą, pats žinau iš savęs, tikriausiai esu parašęs vieną komentarą per visą gyvenimą YouTube'ą, nesu šitas komentarų rašytojas, bet tiesiog noriu, kad žinotumėt, kad jeigu toks pats, į mano kanalą galite rašyti. Viskas yra ok. Tikrai stengsiuosi tikrai tą priimti. Jeigu matysiu, kad galbūt jūs nežinote, suklydote, tikrai pataisysiu. Ir manau, kas komentuojat, tikrai matot, kad visiškai nėra to pykčio mano kanale ir tikrai stengiuosi išlaikyti tą balansą, kad visi draugiškai, gražiai bendrautų ir mano pačio atsakymai būtų profesionalūs ir aiškus. Gerai, o dabar, manau, pašnekėkim apie vieną iš tų dalykų, kurie žmonėms tikrai yra įdomus. Tai kiek išeina uždirbti iš šio YouTube kanalo. Tai, kad skleisiu paslaptį, nėra čia iš tikrųjų jokia paslaptis, tai su tiek peržiūrų, kiek dabar turiu, iš tikrųjų tikrai labai jomis džiaugiuosi. Tiek subscriberių, kiek turiu, ačiū visiems jums. Tai esu įpusėjęs tą minimalų YouTube pinigų įsitraukimo balansą, tai yra 70 eurų, tai aš jau įpusėjęs esu. Tai ne, pinigų čia tikrai neuždirbsi. Gal kažkada ateityje, šiaip norėčiau iš tikrųjų, kad atsipirktų mano medžiagos įdedamos iš tikrųjų ir tikriausiai tiek, gal kažkada. Tai kaip ir minėjau, pinigų čia neuždirbsi, bet vėlgi, tai grįžta į jūsų atgalinį ryšį, į komentarus, į laikus ir tikriausiai tai ir mane skatina. Dėl to tikriausiai ir jaučiu jums įsipareigojęs ir kas antrą tą ketvirtadienį stengiuosi kelti po naują video su nauja tema arba senos temos kažkokiu išsiplėtimu. Tai tiek manau apie kanalą, pasibėdavau, kad ilgai tenka montuoti, daug filmuoti. Tikrai su montavimu, jeigu kažkas susiemat, sakykit, gal turėsit patarimų, nes jų tikrai reikia. O dabar, manau, pereikim prie smagiausios šio video dalies, tai yra mūsų 2000 subscriberių progos konkursas. Ir šiame konkurse iš tikrųjų man labai padėjo viena suvirinimo prekių parduotuvė. Tikriausiai atspėsit, kadangi su ją tikrai turėjau reikalų ir anksčiau, tai yra Suvirink LT. Ir jie įsteigė prizus, apie kurios truputėlį vėliau, bet pats prizų įsteigimas iš tikrųjų man labai patiko, nes nuvažiavau į parduotuvę, tiesiog pašnekėti apie naujoves, apie aparatus, užsiminiau, kad jau 2000 subscriberių darysiu konkursą Tomai Stop. Mes prizais pasirūpinam, sako. Tai žiauriai iš tikrųjų fainai, kad, kaip ir jiems nepriklaus. Tikrai nieks neprašė nieko, bet jie taip pat, kaip ir aš, nori skatinti jūs visus, kad išmoktumėt suvirinti, kad eitumėt virinti. Ir labai fainai, kad jų irgi politika yra ta tokia švietėjiška ir jie nori taip pat jūs, kaip ir aš, išmokinti suvirinti. Tai kokie tie prizai? Tai pačius prizus, kaip ir minėjau, įsteigė suvirink.lt ir jie dovanoja jums 4 čekius, kurio kiekvieno vertė 100 eurų. Tai 400 eurų viso prizinis fondas ir kiekvienas iš jūsų turės galimybę laimėti tą savo čekiuką ir su juo galės už 100 eurų apsipirkti jų fizinėje arba internetinėje parduotuvėje. Tai manau tikrai labai geras prizas, kadangi, už 100 eurų jau tikrai išeina ganėtinai geras suvirimo skydelis. Truputėlį dasimetus galite nusipirkti jau neblogą suvirimo aparatą, tai tikrai manau, kad prizai superiniai ir kaip jūs galite juos laimėti. Tai iš tikrųjų ilgai mąsčiau apie tai ir pagalvojau, kad jūsų šį kartą nekankins. Viskas, ką jums reikia padaryti, kelios sąlygos. Subscribinat mane, laikinat šitą video ir po video apačioje parašot komentarą, kodėl jūs turėtumėt laimėti prizą. Arba tiesiog gali būti komentaras, kad šaunuolis Tomai, gerai Tomai, blogai Tomai, viskas ok, viską priemu, tikrai kiekvienas iš jūsų galit laimėti ir tikrai norėčiau iš tikrųjų, kad kiekvienas laimėtų, bet yra kaip yra. Dėl ko mėgstu tas konkursas, pats iš tikrųjų nesu nieko laimėjęs, tai fainai iš tikrųjų
galbūt tas nelaimėjimas ir kelia malonumą kažką duoti kitam. Na, o dabar jau, kai yra kažkokie partneriai, kurie taip mielai duoda tuos prizus, kuriuos jums galiu įteikti, tai yra aplamai superinis reikalas ir super gerai dėl to jaučiuosi. Na ir žinoma, nors bus tik ir 4 laimėtojai, tačiau Suvirink LT parašėm dar vieną dovanėlę, tai yra nuolaidos kodas. Nuolaidos kodas galioja iki rugpjūčio 14 dienos, tai yra iki sekančio penktadienio ir per visą nuolaidos galiojimo laiką jūs gausite 10% nuolaidą visiems Sherman, Tolas ir Forbi prekės ženklų, nežinau, įrangai, prekiams, medžiagoms, viskam, kas yra Sherman, Forbi ir Tolas, viskam gaunate 10% nuolaidą. Tai irgi taip pat mane žiauriai dėl to stebina jie, o nuolaidos kodas yra Tomas 2000. Tai ta pačia 2000 subscriberių proga. Tai dar koduką įmetu čia kažkur. Taip pat visos sąlygos bus parašytos aprašyme video, na bet tokios ir sąlygos. Savaitę laiko, 10% Sherman, Tolas ir Forbi įrangai, prekiams ir visokiems consumptionams. Tai va, tai tiek apie konkursą. Dar pamiršau paminėti, pats konkursas vyksta iki rugsėjo 3 dienos. Tai tam, kad spėtumėt palaikint, pasubscribint, pakomentuoti, jūs turite visą mėnesį laiko. Žinau, ganėtinai ilgas laiko tarpas, bet per kurį sekantis video išeis vėl mokomasis ir dar sekantis bus mokomasis su laimėtų išrinkimu. Tai nėra, manau, daug tas mėnesis, plus vasara, visi džiaugiamės, visi linksminamės, visi leidžiam laisvą laiką laukia, tai tikrai, manau, tas mėnesis neužtruks. Na ir tiek. Ir manau, atėjo laikas atsisveikinti. Tad tariu jums didelį ačiū už tai, kad stebite, už jūsų atgalinį ryšį man, už laikus, komentarus. Jie tikrai verčia mane kurti toliau. Taip pat gal turėčiau paminėti, gal kiek nesmagu paminėti, bet visą laiką galite paspausti ir super thanks. Ten galite padėkoti papildomai. Visą laiką yra pridėta banko sąskaita, arba jeigu norite kažkaip bendradarbiauti, gal turite pasiūlyti kažką parodyti, visą laiką gali su manim susisiekti. Ir tiek. Tai ačiū, laikinam, komentuojam, subscribinam mano kanalą. Sėkmės visiems jums dalyvaujant konkurse. Ačiū, kad mane žiūrite, ačiū, kad sekate ir iki kitų kartų. Ačiū ir iki.